Sveiki, jauni tėveliai. Ar teko kada susidurti su klausimu, kai klausite savo tėvelių, tai kokius seminarus lankėt, kokias knygas perskaitėt, kad padėtumėte mums tapti laimingais, kad mes žinotume savo kelią, savo pašaukimą. Tai tėveliai sakytų, apie ką čia vaikelis šneki, tai pasuktų pirštą tau, truputėlį sakytų, nelabai supranta, ko tu čia nori. Iš tikrųjų, tai yra buvę tėvelių, kurie žinoja, kur iš kartos į kartą persiduodavo žinias ir vaikams kildavo klausimų, kurie norėtų studijuoti, ką norėtų veikti gyvenime ir užaugdavo laimingi, sukurdavo puikias šeimas, sukūrė gerus verslus arba tiesiog tapo laimingai žmonėm. Bet daugelis iš mūsų, kaip ir mes vyresni, kaip ir jaunesni žmonės, susidurėm su tokiu klausimu, tai koksgi mano pašaukimas, ką man veikti, kur man save realizuoti, ką man daryti šitame gyvenime. Ir tas klausimas iš tikrųjų nėra toks paprastas. Tai vienas sudėtingiausių galbūt. Atrodo paprasta, visi sako, viskas tavyje, viskas labai paprasta, bet kaip ieškam, tai ieškam. Tai daugelis ir seminarus lankom, ir įvairias konferencijas, ir aš neišimtis, ir daugybė draugų ir pažįstamų iš mano, dar netgi vyresnių žmonių iki šiol varinėja po visokius seminarus. Ir kaip nesikeičia niekas, taip ir nesikeičia. Vis nori pašaukimo surasti ir pašaukimo surasti. Tai va, tai žodžiu, turim gerą naujieną. Esu numerologas, Mantas Kukauskas, ir per ilgą laiką studijavimo psichologijos pritaikiau numerologijos žinias ir aš galiu padėti jums surasti savo pašaukimą, kur galite save realizuoti, į kokį verslą galėtumėte kurti arba būtent kokią veiklą užsiimti apskritai. Tai plus dar, kaip ir minėjau, jauniems tėveliams galėčiau padėti nukreipti jūsų vaikus, kur jūsų vaikas galėtų kokį būrelį lankyti, kokie talentai pagrindiniai. Nereikia laužyti vaikų pagal savo nepasiektus tikslus gyvenimą. Iš tikrųjų, daugelis mūsų tėvų taip ir darydavo, tai patys kažko nepasiekėme ir laužom savo vaikus, priverčiam, kad jie darytų tą, ko mes nepasiekėm gyvenime. Tai iš tikrųjų didžiulė klaida, to geriau daugiau gyvenime nebedarykit, nes vaikai jums tikrai nedovanos už tai. Tai siūlau, jeigu yra noro, parašykit man asmeninę žinutę arba tiesiog parašykite komentaruose tikslas, žodį tikslas. Ir aš jums tiesiog suteiksiu 50% nuolaidą ir suteiksiu jums galimybę sužinoti apie savo pašaukimą arba jūsų atžalos. Lauksiu jūsų. Iki malonaus.